kartą, sakykime, Šarūnas nekaltai irgi gavai pražangą. Ir aš galvoju, jeigu mes neturtingi, kodėl mus turi bausti? Yra klubų vadovai, yra, prašau, ir Arvydas Sabonis. Koks klausimas yra tavo? Aš noriu štai ką paklausti. Štai sakai, kokios klaidos. Ar mums būtina dabar kiekvieną kartą, kad iš tų žaidėjų atžaistų savo laiką? Šiandien buvo kaip Lima, ar ir kiti tušti. Visien mes leidžiam, einam. Ar dėl laiko, kad jie išbūtų, ar kad pelnytų taškų ir kad mes laimėtumėm? Kodėl šitaip? Nesuprantu klausimą, sąžiningai. Kartuoju. Keičiam žaidėjus, nors matom, kad šiandien jie basi kai kurie. Kvailas treneris. Svarbiausia, kad... Ne, nes aš keičiu žaidėjus. Svarbiausia, kad tu esi ir mes įsiklausysime į tavo komentarus ir stengsimės būti geresni kitas rungtynės. Naujam žaidėjam yra labai sunku įsipaišyti į komandą. Taip, kad mes turim būti kantrus, mes turim dirbti ir turim visi kentėti šį vakarą Vidą Mačiulį.